visiems jis mums vertingas ir brangus, ne tik kaip draugas, kaip bičiulis, bet neabejotinai ir kaip tapytojas, menininkas. Visada, aišku, parodose svarbiausiai bendrauti, ne kiekvieną dieną personalinės parodos. Dar mūsų rotušė, galvoja, ne kiekvieną dieną autoriai tą daro. Todėl iškentėkime gerąją prasme visi šį knygą ceremoniją. Kalbės Liudas Pocius, Česlovo draugas ir tapytojas. Sveiki gyvi. Matote, reiškia, koks tai yra jausmo ir tapybinio impulso vedamas menininkas ir kiekvienas gali jo paveiksluose pajusti daug žavesio. Aš manau, kad jo tapybos laisvumas yra būtent kaip antipodas šitai labai kruopščiai ir atsakingai restauratoriaus veiklai. Čia, kur matom vestibiuliui eksponuotą tapybą, manau, kyla iš jo akvarelinio polėkio. Pamatysit, kiek daug tokių netikėtų akvarelinių, reiškia, gražių atradimų Česlovas yra padaręs savo kūriniuose, bet tai truputį vėliau kitoje salėje. Tai žodžiu, dar kartą sveikinu klubo vardu autorių ir gausiai susirinkusios jo meno gerbėjus ir kolegas. Būk sveikas. Specialiai per šį žinodamas, kad dabar jo žodis, dar kaip laiptais pakilo, kad visi jie kreiptų dėmesio. Česlovo bičiulis, tapytojas Aleksandras Vozbukas. Jam žodis. Tai yra iš tiesų spontaniška, graži, ekspresyvi tapyba. Ir tikrai, man atrodo, jo gal išskirtinumas tame, kai lyginant su daugeliu autorių, jis yra puikus, sakykime, toks pilkos spalvos kompozitorius, vartytojas ir sugeba iš tiesų tą subtilę spalvinę gamą suderinti su tokiu tikrai gražiu, ekspresyviu potėpiu. Tai yra Rytų Lietuvos, Vilniaus krašto dainius, tikrai, reiškia, tie motyvai yra nemeluoti, jie yra nuoširdūs. Ir turint galvoje dabartinį, sakykime, kontekstą, kai to nuoširdumo, autorinio matymo, kaip ir individualumo lieka kuo mažiausiai, tai iš tiesų, aš manau, tai yra vertybė. Tai tikrai Česlovą sveikinu su gražia paroda. Ir ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Sveikinu Česlovą. Žinome, kad niekas nevėluoja. Gintaras Palemonas Janonis irgi Česlovo bičiulis ir tapytojas. Kadangi man nepavyko pasislėpti, o Aleksandras viską pasakė, tai esu keistoj situacijai. Tada šnekėsiu apie tai, ko dar daugelis nematė ir yra pasislėpę kitoje salėje, apie jo akvarelės. Tikrai Česlovas yra labai spontaniškas žmogus ir tikrai ten yra labai subtiliai išniuansuota tas santykis tarp drąsos, pirmo pamatymo ir tos klasikinės patirties įgautos restauruojant freskas ir stebint ankstesnių epochų darbus. Sveikinu Česlovą. Čia vis lapelis rankose tai demonstruoja, kad dar vyksta oficialiuoji dalis, paskui ir neoficialiai. Tai rėtrininkas, daktaras Romualdas Alekna.
savotiškas objektas pamąstymui. Dabar, žiūrint mūsų kolegų tapybą, mes matom taip pat realistinę. Ji turi savo formą, savo originalą. Nuo to ir priklauso turbūt realizmo stiprybė, kad jis pakeičia savo formą, atnaujina, atgaivina jį. Ir todėl čia reikia nulenkti galvą šitiems nuoširdiems dailininkų atradimams. Jo paveiksluose jaučiamas tam tikras ekspresionizmas, kuris pasireiškia per drąsų potėpį, aiškiai griežtą liniją, bet visumoje visas paveikslas suvedamas į vieną vieningą išbaigtą kūrinį. Dar vienas pastebėtinas dalykas, kuris pas mus lygtai ir išnyko, tai portretas. Čia sutinkame portretus, autoportretą, ne vieną, taip pat figūrinės kompozicijas, kurios irgi tarytum šiandien išnyko. Peizažas išlieka kaip tradicinis žanras lietuvių tapybai. Gražu, kad tapytojas taip gražiai integravosi į lietuvių dailės kontekstą. Ir šiandien taip matyti susirinkusi gausi publika. Kitoj salėje mes matysime akvarelės, kurios pasižymė nuostabiu lengvumu, akvareliai būdingu švelnumu, spalvos skaidrumu, ypač atkreipkite dėmesį į natiurmortus, gėlių natiurmortus. Kaimo peizažus, jie taip pat yra to paties nuoširdumo su savo savita forma išraiška. Aš linkiu Česlovai ir toliau sėkmingai dirbti. Tiesiog tapai tokiu koloru ir turi lietuvišką gerą mokyklą. Tai esmėje. O šiaip žmogus labai sąžiningas, labai doras, geras ir šiltas. Ačiū. Tai labai dega širdis pasakyti oficialiai, tą mikrofoną, kuris balsą sustiprins. Tai taip, o jeigu ne, leiskime pasakyti žodį Česlovui. Vis tiek savo žodį yra. Tai autorius. Aš labai trumpai norėčiau. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius. Nesitikėjau, kad tiek daug gerbėjų mano kūrybą sulauks. Visiems ačiū atėjusiem. Norėčiau padėkoti ir savo buvusiam bendradarbiui Sauliui Bilinkui, kuris priglaudė mane į tos garbingos salės. Kažkada tai dar vaikščiodamas 60-ųjų metų pradžioj per tos salės, kai buvo dailės muziejus, tai galėjau tik tai pasvajoti, kad čia mano darbai bus eksponatai. Ateinu prie Molberto, tai dar nelabai, jeigu pasiruošiu ir sugalvoju kompoziciją, tai jinai paskui keičiasi darbame procese. Tai teptukas taip maždaug šakinėja pats. Taip spontaniškai, kai sakė ir Aleksandras, ir aš ir aišku, kai padarau darbą mano kartais ir reikia paskui ir pakeisti, būna tam į kokius fragmentus arba ir visą kompoziciją kartais, ne visada laiko bėgant, tai paskui pažiūriu, kad kažkas tai dar trūksta, vis nepatenkintis savo darbais. A taip aš darbu, kažkaip tai stengiuosi kažką tai visada naujo padaryti. Ieškau, kad nors naujų formų, spalvinių sprendimų. Ir šiek tiek
atima šiaip ir man daug darbo per restauraciją. Teisingai, kaip sakiau, Saulius tai tegul darbai šneka man. Aš norėčiau dar apžiūrėti salę į ten pagrindinį mano kūrybą, kur nematėte, ten pasivaišinti vyno. Ir išsakyti visus gražius žodžius. Tai prie darbo mes pašnekėsim daugiau.
George, don't hide. George,